Tikrai vėjo buvo, iš pradžių po starto vėjas buvo ganėtinai vidutinis, tai kaip ir nieko tokio, po to prasidėjo lietutis ir po Juodkrantės ženklo, jau kai plaukiam link antro ženklo, vis tikėjimas gauti pasisukimą, o pasisukimas atėjo tik tais jau prie Palangos ženklo. Tai vat, iš tikrųjų to laukiam, to tikėjomės ir išėjo į gerą. Visi tikrai jautėmės gerai, susidirbę, visi manevrai pavyko taip, kaip norėjom ir, kaip minėjau, sulaukėm vėjo pasisukimo. Nu ką, jūra atrodė labai smagiai, tokia gaivi buvo jūra. Mes pirmąsyk tokias turbūt sąlygas iš to laivelių gaunam. Tai išplaukus tiesiog reikėjo šiek tiek priprasti, susitampyti burės, kad geriau važiuotų, tai per tą laiką šiek tiek prasilošėm. Bet po to iki jau to tolimojo Juodkrantės ženklo visai neblogai susitvarkėm ir išlipom į 3. vietą. Tai jūros sąlygos nebuvo kažkokios dramatiškos, o mažam laivelį, tai turbūt šlapiau negu dideliam. Vis tiek labiau jaučiasi bangos, vėjas, mes komandos narius sėdim visada pačiam priekį beveik, tai gaunam ir bangų ir visko, tai jaučiasi labiau mažesnėse negu dideliuose. Tai galbūt, kad jautresnis pats laivas yra. Iš dalies gal ir lengviau tampyti, nes mažesnės burės, viskas netokios jėgos kaip dideliuose laivuose. O greičiai tai, tokie glisai šiandien buvo, kad nuskrinšuotino 15,3 mazgo. Aišku, momentinis, aišku, nuo bangos, bet įsivaizduokit, tai čia jau arti to tokio glisavimo kaip su šverba. Tai yra, apie tai mes ir šnekam. Tai yra burelis. Taip. O galbūt ten su dideliu patogiu laivu, ten, sakysim, šeimos klasėje, gali sėdėti kokpite, gerti arbatą, bet turbūt sunkiai jau iššoksi į tokį glisą, kai jau viskas per šonus. Tai tas yra, pagrindinis malonumas. Iš tikrųjų tai yra taip, kad laivą, kai yra savininkai, yra mūsų vaikai. Ir kartais mus pakviečia paburiuoti. Mūsų 3 nariai yra jaunesni negu 22 metai, tai mes papuolam į tą kategoriją, vieną turbūt jauniausių komandų būsim čia. Ir aišku, norisi perduoti kuo daugiau patirties. Žinau, kai mus pavertė, tai pas visus buvo toks šokas, ir nieks nežino, ką daryti. Ir tuo momentu su tėčiu susižiūrėjom ir pradėjom juoktis. Tai gal ta pamoka, kad nereikia tai visko rimtai priimti. Ir kad čia dėl malonumo mes darom šitą. Labai faina diena, čia skirta grynai vyram, pajausti nuotykius jūroje ir tikrą tokį, sakyčiau, štormą, kuris baigėsi didžiuliu 30 metrų per sekundę vėjas. Turime, įsikėlėm galiausiai vėliavą piratų. Čia iš spinakerio viršaus padaryta vėliavėlė. Sprogo burė. Sprogo burė, labai greit šiandien vyrai nuleido spinakerį. Tikrai galiu pagirti, šaunuoliai. Tai smagi dienelė labai buvo. Iš tikrųjų tokie mum tai labiau, kad suplaukti iki galo tai buvo stipru. Per vėlai nusileidom spinakerį, iš tikrųjų, ir nes iš jūros padavė iškart labai stipraus vėjo. Reikia pamokų dar, pamokos. Matėm, kad priekį, ką darė priekyje žmonės, bet neįvertinom, galvojom, padarysim kiečiau. Sakykime, pritrūko paskutinių 15 minučių. Jeigu ne tos 15 minučių būtume įlėkę turbūt su spinakeriu į uostą ir gal net kažką pasiviję. Tai spinakeris sprogo grįžtant jau. Taip. Grinai besistengiant pataikyti vartus, nes vėjas sustiprėjo beveik dvigubai ir tada jis neatlaikė mūsų senutis. O tai
Vajana, kokius greičius šiandien rodė ant prietaisų mazgais? Didžiausias 13 buvo. Laivo greitis. Taip, laivo greitis 13 mazgų buvo. O standartiškai? Nuo bangos. Standartiškai yra kokie 7. Tai dvigubai. 8. Dvigubai. Ja. Šitas laivas, nors ir bene trumpiausias sportinių laivų grupiai, galbūt yra vienas kitas panašaus ilgio, jisai yra pagal savo balą pats greičiausias. O ši diena, vėjuota, didelės bangos jūroje yra, aš sakyčiau, viena iš tų dienų, dėl kurių žmonės apsisprendžia plaukti su sportiniam jachtom, nes tai leidžia parodyti tom jachtom savo geriausias įklumo savybės. Su sąlyga, kad įgula geba tinkamai suvaldyti. Ir kadangi esam nauja įgula, pirmą sezoną šitam laivui yra ant vandens, aš vertinu tikrai puikiai, nes palakstėm įspūdingais greičiais, pavienių kursų retai buvo mažiau 10 mazgų, kas jau yra greitai, pasiekėm arti 20 mazgų didžiausią greitį, visiems pilnos kelnės, pilnos kišenės įspūdžių, pilni botai vandens ir turėjom nuostabią dieną. Ir su sportiniu laivu plaukiant prieš vėją, yra toks pats labiausiai buriuotojų nemėgstamas kursas, daužosi bangos, judi pakankamai greitai. Ir yra šlapia ir visi laukia to ženklo, kada galės atsisukti, iškelti pavėjinę burę, genakerį ar spinakerį ir jau tada pasileisti. O pasileidus su genakeriu ir spinakeriu, tai mes ne vieną kartą suvažiavom, pasivijom prieš mus esančią bangą ir į ją atsitrenkėm, pavadinkim, kaip purslai per visą laivą riedėjo. Ir tikrai, ką galiu garantuoti, kad nei vieno sauso įgulos nario ant kranto neišlipo. Tai vat galbūt tą turėjau omeny, sakydamas apie botus. Ir iš tikrųjų, nepaisant dar nemažai techninio broko, pavyko mums laivyną parvesti fiziškai. Pirmiems be abejo, kad aš taip vertinu, kad šitoj grupėje yra buriuotojų, kurie daugiau patyrė, geriau savo laivus įvaldė, tai po perskaičiavimo mes neturim tų aukštų tokių labai lūkesčių, bet diena fantastiška.